Labas vakaras, sveiki įsijungę tiesioginę transliaciją Top Sporto lygoje. Šiandien startuoja jau 34-asis čempionato turas. Susitinka Kauno rajono Hegelman ir Alytaus Dainava. Žaisti toliau, taip rodo Kęstutis Bartuškevičius. Tiesa, Hegelman ataka tęsiasi. Baudos aikštelėje vėl Matas Vareika ir geras Kaušinio reidas. Perdavimas link Antanavičiaus. Piuikas, jo smūgis ir dar kartelį apsiginti. Kojičius, gerai, čia vieną antrą varžovą aplenkia, Kojičiaus perdavimas, Piuikas, jo smūgis. Čia galima žaisti toliau, Banevičius nusimeta kamuolį į baudos aikštelę, jo perdavimas, toliau tęsiasi ataka. Esmilis Kaušinis, jo perdavimas Vareikai, šis turi šansą, guldo varžovas, smūgis į vartus ir Matas Vareika 1-0. Preciziškai tikslus Mato Vareikos smūgis į apatinį vartų kampą. Puikiai paguldė jis varžovą, užsikirsdamas kamuolį į aikštės vidurį ir vėliau Matas Vareika nepriekaištingai tiksliai muša į vartų kamputį. Žinoma, reikia pagirti ir Esmilį Kaušinį, kuris atliko gerą perdavimą. Perdavimas arčiau vartų ir kamuolys atsiduria juose. Štai taip, 1-1, ten akmeniniu veidu stovi ir žiūri, kas čia nutiko Gustas Zabita. Jis atliko šį tikrai nesmūgį. Galite būti tikri, tikrai nebuvo smūgis, tai buvo perdavimas, bet kamuolys galų gale. Abdullahi čia pats įveikia varžovus, Abdullahi, oi! Wow, ką čia padarė Ode Abdullahi, tai yra neįtikėtina, aišku, įvarčio autorius yra Davoras Rakičius, bet ką čia padarė Ode Abdullahi. Norisi žiūrėti ir žiūrėti tokius epizodus. Ode Abdullahi visą Hegelman gynybą sugebėjo perskrosti, nepasimetė, išlaukė momento į... Vėl Patrikas Popescu. Bošnekas atlieka tolimą smūgį. Baftolovskis gerai išveda Rakičių. Šis įveikia Kojičių, Olugbogi ir Arijus Bražinskas. Čia labai greitai žaidžia kamuolį Bošnekas. Klaudijus Upstas, jo perdavimas į baudos aikštelę, smūgis į vartus. Prie jos Vareika ir Bošnekas, Upsto perdavimas, Kaderas oro dvikovoje, galima žaisti toliau. Čia sumaištis ir nepavyksta pramušti. Ta kamuolį Dainavos futbolininkai bando išlaikyti ir išlaiko. Ir išlaiko tą kamuolį Alytaus Dainava. Pateikia pirmąją staigmeną 34-ame Top Sporto lygos ture ir išvykoje rezultatu 2-1 įveikia Kauno rajono Hegelman komandą.